Gali būti nieko gero šiandien. Vagė. Nesam laimėję. Nesam laimėję. Esam setą laimėję. Vaikštam, va, sudarystai, Machu Picchu viršūniai. Nu tai sveiki. Sveiki atvykę. Į mano pirmą video vlogą. Kad ir kaip juokingai skambėtų, paėmiau tą kamerą ir filmuoju. Niekas per galvą tai neduosgi. Žodžiu, varo milijoną. Už maždaug valandos atvažiuos manęs paimti prie namų, dar turiu suvažinėti iki Decathlonų ir senukų, kad galėtume keliauti kokybiškai. Va taip va. Sveikas. Į Niujorką. Dar šito negalim juokauti. Ei, kaip? Jo, galvom apskenino. Kažkaip užmeta. O, Jėzus, plaukai. Negada. Sveikas. Labas rytas. Sveikas, Virgilijau. Mes išėjom visi. Pasiėmė brošė, prancūzišką sumaištį. Ir vėluojam, kaip aš sakau, 25 minutės iš Kauno išvažiuot. Brošė. Brošė. Aš kaip žinodamas, kad bilietų nėra, tai galim ir... Jis pavalgyt gali skaniai leisą. Vis tiek tie lėktuvai visi sukryto jau. Tai jau dabar nebeturėtų. Вообще, višta. Kur skrendat? Į Lioną, galbūt dar Varšuvą aplankysim. Yra sporto renginys suplanuotas. Gal kažkokį dar teatrą nuvyksim ir, kas ten žino, gal kažkokį svarbesnį dokumentą parsivešim. Nu, iš tikrųjų labai modernus oro uostas. Nebeatsiliekam nuo Europos. Labai modernu, labai gražu. Skrendam iki Varšuvos, persėdam ir skrendam į Lioną. Parodyk viršelį. Kietai. Ponios ir ponai, pradedamas keleivių laiminimas į Lietuvos Airlines ir Starlines skrydį Oro 777 į Varšuvą. Nusileidom Varšuvai, turim valandą iki kito skrydžio. Einam susirasim, kur galim pavalgyti, nes žmonių tai tikrai nemažai. Pasistiprint. Skanaus? Naminiško maisto. Iš kur indeliai? Daug prisiminimų. Iš Padovos. Ten. Kas vyko Padovai? Tapame pro. Tapome pro, kas šiemet vėl įvyko, net praradom pro. Kur gavau draugiškas, Mindė čia prie lango užleidžia. Draugiškas, nu. Jau galimai neturėsi su ko plūduriuoti. Nu, kol kas oro linijas tenkina, neslėpkim. Please go there, ambulance, 3 metrai, krentam. Sorry guys, this is my first flight. Nu va, nusileidom Lione. Pagaliau. Ici toujours la même affaire qui recommence dans notre pas ma paix. Je suis genre à peu près... genre tout fait, mais saca. Gražus oro uostas. Gražus. Atvežė mus iki vietos. Ten neblogai. Kažkur netoli upės. Gyvensim. Kodėl jau? O, kažkaip šviesai. Kietai. Atvarėm į savo viešbutuką. Bet pabėgimo kambaris pasirodo čia. Išsinuomojam tai valandai. Reiks surast traktą. Ten kur parašyta, žiūrėk, huazuivo, o ten tiesiog nueikit, paimkit iš ten spyną. Jo.
Sezame. Mes atrodom labai grėsmingai 22 turnyrai. Dalyvauja 48 komandos, kaip pavyzdys. Ir mes iš tų 48 komandų einam antrų šaukimų. Jo, Tai kas reiškia, mūsų stato pagal taškus ir patirtį mūsų stato į antrą vietą, kad mes užimsim antrą vietą. Tai žodžiu, susirašėm, einam nusipraust, gulamės, ilsimės ir anksti kylam. Ir driokstelsim rytoj. Sveikas. Ei, wow, pažiūrėk. Lovas tai smagesnės tokios. Dėka, labas rytas, 6:30. Kylam po biškį, prausiamės ir judėsim. Mėgojom tragiškai. Nu kaip kita komanda mėgojo? Pasaka, laukiam, nesulaukiam. Pasižiūrim, kokie orai šiandien. Gali būti nieko gero šiandien. Jutiminė, kiek žiūrėjom, gali būti net iki 0. Good morning! Ką, judam? Judam į vietą. O jie, kurioj vietoj tiksliai? Pagal čia? Atvarėm į vietą, vieni iš pirmųjų, kiek matos. Beilėsi Džekino kolega. Bet mėgelė 3 valandos. Užtat pirmi. Jo, 2 stadionai. Čia vienas ten gale, matos kitas. Ką tik buvom pirmi, kol žydėjom būtus, atsirado eilutė. Užsičekininsim, matau gausim krosaną. Sbikasinti, ok, got you. Čia su kuo krosaną? Ar galima bujam? We can take one each? No. We need to choose. Vyko milijoną. Gal orelis ir ne pats geriausias, bet yra užsakytas sporto renginys. Varom. Vagė šitas. Nu, svarbiausia dabar. Svarbiausia neprisidirb grupėse, tvarkingai atsistot, su pliusu minusu. Ir nemokiu prancūziškai. Hello guys, do you have some water? Mes nugalėsim. Mes už lietuvių. Mes finale! Žaidžiam? Geras, žiūrim. Tu? Aš galvoju, jisai muš, bėgau ir jį atsitrink. Šūdas, taip gerai buvo. Lietė, muš. Susirink. Ačiū. Ai. Super klizna. Bravo. Tu?
Ne taip kaip norėjom, 4 laimėjom, 2 pralaišėm, bet bendrai įskaitai iš 48, 11 kol kas, dar ne visi užsibaigė. Eisim pavalgyti, dabar burgeriuką. Pavalgiam, burgeris nėra labai gerai žaidžiant, nes sunkiai virškina su bulvytėm ypač. Bet, skanu, jau. Wow. Geri dalykai, mėgsta tylą. Vos išlendom. Kaip tyčia nefilmavom. 15-13 ir 17. Jie nepyktų tam lebais. 15 laimėjom. Čia grinai psichologinis žaidimas buvo. Psichologiniai šachmatai žaidėm. Parodėm charakterį. Visą laiką atsilikinėjom, tas išlėmė. Buvo momentas. Nu ką, Labai gerai. dabar man reikia, žinok, kolega. Gerai namas ažuotis. Aštuntfinalis prieš italus. Mūsų amžinus varžovus. Vieną iš varžovų. Sudėtingam. Tai nutikėkime šį kartą, nes istorija nekokia su ja. Nesam laimėję. Nesam laimėję. Esam setą laimėję. Taip. Bus įdomu. Seni, tu pataikai kokį? Vai, Luquino. Sì, Luquino. Liūdnesnės nuotaikas stovyklai. Šaizė. Nebe tokios liūdnos nuotaikos stovyklai, nes pasirodo būna ir liūdnesnis. Istorija prieš italus išlieka tokia pati. Latvija ir Italija neįkandami. 6 valandas Lyga žaidžiam. dažom 3 grai. Tai dar liko 3 varžybos, ne grai. Pamirškim žodį grai. 3 varžybos. Čia gali būti jūsų reklama. Jau kojytės linksta, o kad kojytės nelinksta. Čiaudo, atsargiai, kad imunitetas būtų, nes ten čiaudo šalia. Išgerkim. Biškį susikristalizavę. Iki 2013 galioja. Tai kaip tau vos nesusikristalizavę? Viskas gerai. Nu, va tokie užsiėmimai, kai nebeidi dėl prizinių. Šuniukai, maistelis gal kažkoks tai Nutella. Einam patikrinsim, ką čia gero kukinam. Ką imam, Nutellas ar va tą sausainį gal? Kolos norėčiau. Kolos, ne? Jo, ir Nutella. O to tą va tą, ne? So 2 Nutellas. Ir kolos aš jau. One Coke, duosi per pusę man? Ne. 2 Cokes. Nemėgstu dalinsis aš. And 1 cookie. Man reikia gliaudė. Legendų. Karštas ar ne? Labai karštas. Šaltom vorė karštas. Espresso macchiato. Bet tai kur profesionalumas, kolega? Ne, šitą jau negali kelti. Kas, nu tai čia mūsų gyvenimas, už kadro. Kaip mes leidžiam laisvalaikį. Labai traukia kojas, tampomės. Ne, nu, pasitampom. Nu, bet kartais ir pasilepinam. Skanu, kolega, skanu. Mendozai. Namų gamyba.
viskas. Po 9 valandų pagaliau išsibaigiam. Iš 48 likom 11. Jutiminė koks 0. Na, kažkas yra, ko mes nežinom. Varom namučių, nusiprausim, įsijungsim, kažką valgyti, užsisakysim galimai. Ir pažiūrėsim finalus namie. Taip, per laivą pažiūrėsim finalus. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Dembélé, voilà. Žiūrėsiu finalą. Ir skanausim. Nu, išanalizuot dieną. Buvo miegota 4 valandėlės. Nubėgta 32 000 žingsnių. Viskas. Pervargom. Einam ilsėtis. Susitiksim rytoj ryte. Labas rytas. Labas rytas. Ai, čia ne rytas. Dabar rytas. Judam iš savo būsto. Visai pigiai apsisukom per 202 naktim 4. Na labai solidžiai. Prisidirbau. Kai kalbam apie Prancūziją, iš karto galvom apie Paryžių, Nicą, bet Lionas niekom nenusileidžia realiai. 3 pagal populiaciją visoje Prancūzijai. Kai pagalvoju Lionas, man asmeniškai, pirmas dalykas, kas šauna į galvą, tai Memphis Depayus ir Liono Olimpikas, futbolo komanda. Lionas yra Prancūzijos maisto sostinė. Čia turi daug įvairiausių restoranų. Čia yra kino gimtinė. Taip pat yra autorius, kuris parašė perkamiausią knygą Mažasis princas visam pasauliu. Jis kilęs iš Liono. Tai Lionas turi tikrai nemažai. Atrodo, rytoj jis neegzistuoja. Už kelių valandų rytoj jis egzistuot pradės. O tada jau biškį liūdniau. Papuolėme kažkokį maratoną. Turim palaukti, kada nebebėgs sniegas, kad galėtume kirsti kampą. Nu va, sudalyvau maratone 2 sekundės. Užsisakėm kavytės. Cheesecake visai neblogoje vietoje. Labai skanu. Nu, stiglo atsišviečia. Double trouble. O mes lipsim ten į viršų ar nelabai? Labai aukštai atrodo. 10 iš 10. Wow. Neįtikėtinai. Jeigu vakar 11 Jutiminė 0, tai šiandien 11 Jutiminė 20. Užlipom iki Notre-Dame bazilikos. Sudėtinga, kai vakar 32 000 žingsnių padarai. Sakykime, vidutinio intensyvumo. Tai kojom jau kaip mašinai sankabas vyla.
Skenaujam, kaip už kolą, desertą ir sumuštinę. 15 eurų nėra dar labai daug, tokiai panoramai. Prie pat bazilikos radom Machu Picchu griuvėsius. Vaikštam, va, su turistais Machu Picchu viršūniai. Ne, iš tikrųjų. Romėnų čia nais. Teatras, griuvėsiai bent jau jo. Nebe labai likę čia to teatro. Kietai, nu. Galiu pasakyti, kad Leonas yra man ant delno. Jo, parodyk. Kur? Ai. UNESCO įtraukta. Na va, dar vieną sužinojom faktą. Bet prisėsti irgi negerai, nes vėl sunku bus kilti. Bet va čia, kai pamusikočiau kaip pietom kojytėm. O va ten matos mūsų bazilika, ką tik buvom. O ten horizonto pabaigoje mūsų oro uostas. Nu čia mes gerai, aukštyn žemyn, atstatomoji treniruotė. Aba. Čia turbūt aikštelę padarė tą medinę, kad dabar galėtų vykti renginiai. Užsikalė variklis jau, alyva pili. Žmogiškoji alyva, ne? Kola koka. Galėčiau eiti. Su kola rankai galėtų. Eiti. Su kriuko, angliu. Galėčiau nuo Lietuvos iki Leonas. Oras nesuprasi, ant saulės dabar plus 25 atrodo. Vėjas papučia, iškart krenta iki 16. O jeigu į pavėsį užeini, tai jau iš viso 8 kokie. Labai geras sugalvotas žodis pikdžalinis žmogus, kur įgelt. Pikdžikiškas. Pikdžalinis. Kur įgelt, kažką pridirbt, kažkaip pakenkt. Pikdžalinis. Romėnų teatras savo ten viduj. Ten yra muziejus. Bet jau mokamas tikrai neįsim. Ir laiko nelabai turim. Aišku, būtų įdomu pamatyti. Viską visą laiką noris pamatyti. Nes galimai nebegrįši į tą vietą daugiau. Nusileidom nuo bazilikos. Sėdžiu tiesiog ant laiptelių. Tiesiai prieš įėjimą. Į vieną garsiausių ir svarbiausių Leono pastatų. Tai yra teismo rūmai. 24 teisingumo kolonų pastatas. Spėkit kodėl. Turbūt nereikia paaiškinimų. Kolegos nuėjo apsipirkt, parvežt kažką lauktuvių. O aš saugau lagaminus. Aplamai labai įdomu sėdėti ir žiūrėti į žmonės. Pabandykit ir jūs kada. Tiesiog atsisėskit kažkur judresniam kampelį ir pažiūrėkit, kaip žmonės vaikšto, ką veikia, kaip emocijos reiškia. Laukiam taksi ir važiuosim į oro uostą. Bandžiu. Atvažiavome į oro uostą, dar vienas įdomesnis faktas. Oro uostas pavadintas Mažojo princo rašytojo vardu. Neištariamas. Praėjom patikrą, atsisėdom, jau jaučiasi nuovargis, susikaupė visiems. Jau duslus pasidarėm. Geras žodis duslus. Ar ne? Duslus jau tokia. Kelionės pabaiga. Grįžom į Vilnių, dar reikia iki mašinos nusigauti ir važiuoti į Kauną. Pervargom, grįžom į Degę šiek tiek. Kosmosas. Tai čia ir užbaigsim savo kelionę. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kas parėmėt. Ypatingai 1-2 %. Ačiū kavos draugui. Paspauskit tą raudoną mygtuką, jeigu bent kažkiek patiko ta trumpa kelionė. Pakomentuokit kažką. Nu, ką jaučiat, nesvarbu, ar tai geras komentaras ar blogas. Pasidalinkit su draugais. Ir viskas, susitiksim galimai. Galimai susitiksim kitą kartą. Čiau.